Sveiki. Kaip jau įprasta, apie tai, kas šią savaitę buvo svarbiausia ir jums svarbu žinoti, taip pat atsiskaitau už tuos darbus, kuriuos dariau šią savaitę ir laukiu jūsų komentaro. Pradėsiu nuo pagrindinės temos. Žinoma, Ukraina. Kur Europa? Kur Europos pažadas įvesti griežtesnės sankcijas, jeigu Rusija nesilaikys paliaubų, neįves pagaliau tų paliaubų be jokių derybų ir panašiai, kaip buvo pasakyta praeitą savaitę, jau praėjo beveik 2 savaitės. Kas vyksta iš tiesų? Europiečių neapsisprendimas yra blogas ženklas. Žinoma, Trumpas jau nestebina savo stabiliu palaikymu Putino. Ir Putinas yra jo pasirinktas, kaip sakyti, derybų favoritas. Čia jau nieko nebus, bet aš manau, kad Europa, kuri tiek prisižadėjo ir nieko nepadarė, taip pat yra blogas ženklas. Manyčiau, kad griežtesnių sankcijų įvedimas, 17 sankcijų paketas yra tradicinis, jis, kaip sakant, gaisro neužgesina, jis tik tai sumažina šiek tiek liepsnas, bet reikalingi iš tikrųjų veiksmai, tos sankcijos, kurios buvo pažadėtos, kurios užsmaugs Rusiją. Nėra sankcijų, nėra veiksmo, tokia yra Europos pozicija. Pasakau dėja. Tam tikri pokyčiai vyksta ir Europoje santykiuose su partneriais. Pradėsiu nuo Jungtinės karalystės. Štai gegužės 19 dieną buvo ES Jungtinės karalystės susitikimas, pagaliau pirmą kartą, kaip sakoma, ir visi analitikai sako, atverstas naujas puslapis. Pamatysime, koks jis yra platus ir kas jame parašyta. Pasirašytas toks, jau sakyčiau, labai jautrus susitarimas dėl žvejybos. Žinome, kad tai yra ir Prancūzijos ypatingas interesas, nes atsimenam, kiek buvo ten įvairiausių interpretacijų, netgi kovų vandenyne ir panašiai, mainais už tam tikrų taisyklių eksportuojant Britų žemės ūkio produkciją į Europą. Kitaip sakant, Britai irgi derasi, nori atverti savo žvejybą, beje, iki 2038 metų. Toks yra susitarimo laikotarpis, mainais už fitosanitarinių reikalavimų sumažinimą. Taip pat aptartas bendradarbiavimas gynybos srityje. Britai suinteresuoti dalyvauti tose programose, kurios dabar štai atveriamos Europos Sąjungoje, SAFE programa, ar ne, aptarti ir jaunimo mainų reikalai. Kaip žinia, Britų universitetai ir koledžai tebetraukia europiečius ir mums reikia ten matyti. Europos komisija paskelbė labai įdomų dokumentą dėl ateities santykių su Afrika. Kitaip sakant, norima peržiūrėti, laikantis principo, jokių pinigų už ačiū, kitaip sakant, davei, palikai ir pamiršai, o kitaip tariant, vystomojo bendradarbiavimo finansavimas, parama Afrikai mainais už labai aiškius įsipareigojimus dėl tam tikrų reformų, pokyčių konkrečioje valstybėje. Aš taip suprantu, kad tai bus labai individualizuoti susitarimai su kiekviena valstybė, priklausomai nuo situacijos ir panašiai. Kai kas kritikuoja, kad tai nieko nepavyks padaryti, o aš manau, kad nieko nedarant taip ir bus. Bet manau, kad vystomojo bendradarbiavimo politikos reforma Europos Sąjungoje yra seniai pribrendusi. Mes negalime dalyti pinigų ir tada matyti, kai tie partneriai gavę pinigus rodo mums nebūtinai padarius ženklus ir niekas nesikeičia tose valstybėse. Šią savaitę buvo 2 svarbus renginiai, kuriuos organizavau. Tai pirmiausia, turėjome labai įdomią diskusiją apie užšaldytus Rusijos aktyvus. Paaiškėjo, kad ir toliau kai kurios valstybės, o tai yra Belgija, Liuksemburgas, Prancūzija, Italija, laikosi nuomonės, kad negalima konfiskuoti šitų užšaldytų aktyvų, reikia ieškoti kažkokių tai būdų ir apskritai 1000 teisinių argumentų, kodėl nieko nereikia daryti. Taip nebus. Aš manau, kad mes pasieksime ir pasieksime taip, kad pinigai, kompensacijos, reparacijos Ukrainai iš valstybės okupantės ir agresorės pusės atsirastų daug anksčiau, negu kai kas galvoja. Antras renginys buvo kartu su organizacijomis, Ukrainos organizacijomis, išlaisvintų buvusių karo belaisvių, pokalbis su jais. Stulbinantis dalykai, kada pamatai tos žmonės 22-23 metų, kai kurie jau suluošinti ir be kojų, ir be akies, praleidę 29 mėnesius nelaisvėje, iš jų išgirsti tai,
ką mes nujaučiame, bet kartais negalime savo žodžiais apsakyti, kadangi nepatyrėme. Tie žmonės sako tiesą, pakliūti į tų orkų nelaisvę, praktiškai pamiršti apie gyvybę, apie bet kokį žmogiškumą ir panašiai. Mes turime gerų sumanimų, kaip tęsti tą bendradarbiavimą ir kai ką iš to padaryti, apie tai papasakosiu jums vėliau. O tai, kad pabaigti gerą natą, iš tikrųjų džiugu, kad praeitą savaitgalį tiek rinkimai Rumunijoje, tiek ir Lenkijoje mūsų nenuvylė. Būkime optimistai, kaip visada, o saulė švies virš mūsų. Ir kada mes darysime tuos darbus kartu ir būsime nusiteikę optimistiškai. Gero jums savaitgalio.